Labas rytas. Tas, kas mus seka. Ir mes atsikėlėm, susitvarkysim savo daiktukus, nes vakar jau net indų nebeišsiplovau. Tai su vakarykščiais nuotykiais gavosi taip, kad atvažiavom į vieną iš tų pirmųjų parkingų, kurių matėm ir nufilmavom, čia prie pat jūros. Labai daug žmonių, tai dabar spausim indukus ir važiuosim šiek tiek toliau pasidaryt pusryčių, atsisės biškį prie jūros ir pasimėgauti prieš vaizdą. Tai mes esam čia ten va jūra. Kadangi atvažiavom pakankamai vėlai naktį, tai gavom kur gavom. Kadangi čia nelabai fainiai, tai važiuosim kažkur pusryčių pavalgyti. O tarp kitko, mūsų draugas iš Vokietijos, šitas didelis, tas išsikišęs, labai didelis 9 metrų autobusas. Eisim atsisveikinti. Sveikinom su savo vokietukų draugu ir važiuojam toliau. Ir įėjau į šitą jo vaną. Ir koksai didelis, 9 metrai, viskas atskira, dvigulė lova, didelis dušas, viskas. Nerealiai, tik tai sunku vairuoti tikriausiai. O dabar pažiūrėkit į rytinį dangų, jau saulė viršui. Važiuosim ten, pasistatysim ir pavalgysim pusryčius. Pasistatėm mašiniuką šį čia, prie pat jūros. Ir darysimės pusryčių šį čia. Mumis išvarė iš ten kažkur vakar. Tai va, jau čia pasidarysim, sukepsim kiaušinių ir eisim prie jūros. Temos pusrytukai. Kavičia. Tai va taip va. Skanaus mums, ačiū. Pavalgiam pusryčius, susitvarkiam namus. Ir jedam, žiūrėsim, kaip mano vyras išvažiuos dabar. Sėkmingai iš šitos mūsų vietos. Nes kemperis tvarkingas, iššlavėm viską ir Tai va, dabar važiuosim apie 1,5 valandą iki paplūdimio. Biški bus mūsų ten kelionės tikslo pusiaukelėj. Tai žiūrėsim, ką šį vakar darysim. Ar mes nuspręsim varyti į biškį į haiką, arba gal praleisim dieną mieste. Žiūrėsim. Išvažiuojam. Čiau. Mes šnekame su sese dabar. Ir važiuojam ties Almeriją ir važiuosim prie jūros, prie Playa de la Riana ir pabūsim dieną ir tikriausiai važiuosim arba į kalnus, arba į Malagą rytoj. Sustojom apsipirkti alaus. Ne, juokauju. Sustojom apsipirkti šiek tiek maistelio ir keliausim toliau. Bet kaip filmuoju, taip alkoholio skyriu. Tai perkamės ir keliaujam toliau. Parodysiu, ką nusipirkau. Kinam. Geresnė šalų. Ir Essentials. Kaip ir sakėm, žymiai yra geriau gyventi su alum. Jau nebetoli, liko kokias 3 minutės. Čia mes taip visai kažkaip į kalniuką kylam, nežinau, ar kada mes čia leisimės. Kaip žmogeliuks eina, kur jis eina vaikas? Kur tu eini be vandenuko? Tuo. Dabar, bet susižiūrėsim
Pasistatė mašiną. Šičia va. Nežinau, kiek čia matosi dabar, va čia vienas toksai va stovi irgi. Čia va tais va visokiais. Ir va, keliausim ten, kur yra vandenėlis, va ten va. Nu ir žiūrėsim, koks čia tas kelias bus. Einu dar biškį apeisiu. Kur mes ten reikės susirasti, kur nueiti, nes atrodo, ten visas tas pagrindinis parkingas yra va, ten va. Ir mūsų, kadangi mašina yra didesnė, tai mums neišėjo jos normaliai pasistatyti. Tai mes atvažiavome iki tokio čia tipo kaip po apžvalgos aikštelė. Tai va, mūsiškė va stovi, didžiulė, išsikišus 6 metrai. Tai pasistatėm šičia ir žiūrėsim, bandysim nueiti. Dabar einam ieškoti, kur tas keliukas. Nu, perlipu per tvorą, aš nežinau, čia aš labai legaliai vaikštų. Bet nežinau, aš čia kažkaip ant uolų varau. Man reikia atsidurti ten. Kaip jūs galvojat, kur būtų protingiausia nusileisti? Nu, pabandysiu dar paeiti čia, pažiūrėsiu. Nu, gal kalnais nelipsim. Žiūrėsim, kaip man dar atneš kėdas dar. Bet va, kokia žydrumo jūra. Nice. Supratau, kad ten kalnais nieks nesileidžia, tai perėjau per gatvę ir einam toliau. O Vander irgi atvyks, atsineš kėdės, žiūrėsim, kaip mes čia nueisim. Va, šitie keliukas va, padori kaip žmonės, ne kalnais leistis reikia. Tai va, keliaujam ir žiūrim, kaip čia viskas atrodys. Varom. Statėm kėdžyčias. Čia vandenukas. Į sveikatą. Sveikatytė. Einam iki vandens, parodysiu, kokio žydrumo. O žmonės čia su šunim. Čia tolokai reikėjo paeiti, tai kaip ir toksai biški nuotolesnis, tai labai fainiai. Bet šiaip pakankamai daug žmonių kaip rugsėjo mėnesį. Nu ir ką? Jūs tik pažiūrėkite šitą žydrumą. Skaidrumėlis. Lipam. Uop. Ką galvojat? Nice. O dabar įsikaimo vandą. Ten kažkur mūsų mašina. O mes čia taip va ir gyvenam tokį labai sunkų gyvenimą. Žiauriai fainai čia. Man toksai kaip labai primena Graikiją dėl šito visiško skaidrumo. Tai nuostabu pamatyti, kad kažkas tokio yra aplinkui šičia. Ok, kepinamės.
va, mes gerokai paskepinam prie jūros. Žiauriai gerai pabuvom. Kelias valandas ir dabar važiuosim prie tokios vietos, nes mesgi nepasimokėm vakar ir mums reikia vis dar apsistoti vietose, kur negalime apsistoti. Ne, bet jokiais juokais mes paskaitėm atsiliepimus, rašo, kad kaip ir laukinis paplūdimys, bet policija nieko nesako, jeigu žmonės yra apsistoję ir jeigu per daug drakų nekelia, tai viskas tvarkoja, tai žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Tai važiuojam dabar apie pusę valandos iki ten ir tokiais keliukais žemyn. Labai gražu čia. O, važiuokit, ką privažiavom. Kas čia tokia yra? Slabuka. Tai iš jūsų čia valgo. Kokia gražu čia, Jėzus, žiūri čia mumis čia kokiais ragiukais. Ožkytas čia. Touch your face, kiss your eyes and lips and veins. Matosi Sierra Nevada nacionalinis parkas, kas žiemos metu yra slidinėjimo kurortas, o vasaros metu šito haikilimo vietelė. Ir pažiūrėkit, kiek gražių kalniukų aplinkui, ten net nesimato, kiek aukštai yra tarp debesiukų. Tai va, tai ten turėtų būti apie 10 laipsnių šalčiau negu kur esam, nes ten yra pakankamai aukštai. Šiausias taškas yra virš 3,4 kilometro viršų. Ir ten turėtų būti apie, rašo dabar, apie 17 laipsnių šilumos. Dabar pas mus čia apačioje yra apie 29, tai ten 17. Ir aukščiausias taškas yra Muljastein, nežinau ar teisingai sakau, bet ten yra visas slidinėjimo kurortas ir yra dar kitas, kas yra apie 100 ar 200 metrų žemesnis, vadinasi Valeta. Ir jo, tai va, ten kaip ir vasara sniego nėra, žinoma, bet žiemą pamatytų labai daug sniego, baltas viršūnes. Bandysim kažkaip pravažiuoti, mumis čia navigacija veda į tokius mažiukus keliukus, kur labai smagiai čia. Buvo biški siaura, bet atvažiavom. Šiaip labai daug daugų čia. Yra tų mašinyčių čia. Iš pradžių žiūrėkit, vienas. Va ten dar visokiausi, va pavyzdžiui, va. Tai dar netokių va atvažiuoja. Tai mes čia taip siaurai pravažiavom, o iš čia pilna va. Gerai, einam apsižvalgyti, tuoj parodysim viską, kaip atrodo. Tai mes čia liksim per naktį. Ir kadangi šiandien šeštadienis ir gražus oras, visi va, prašau, sau leidžia popietę prie jūros. O, žiūrėkit, ten žmonės su visom pajėgom ateina. Mes pavalgėm, šiek tiek užkandom salatyčių, kaip ir vakar, tą patį, su burata ir su homanceirenu. Ir eisim dabar biškį prie jūros. O ten va dar va, žiūrėkit, salė visur va viršui rytinėjas. Tai mums dar pas laikas biškį atsipalaiduoti ir žiūrėsim, kaip čia vakaras eisis, gal mes ir pasiliksim. Nu, aš manau, kad mes čia pasiliksim. Taip, kad va, bandysim laimę, nes na, šiaip ne pakankamai daug tų kemperiukų čia. Tai, jo, va, taip ir vakaruosim, nes pasitagiant nusavytę dar biškį.
gyvenimas. Pražiūrėjom, kaip salytė leidžiasi. Prabom su visa Ispanija prie jūros visą dieną. Va. Ir pas mūsų gražu. Laikas grįžti į namukus, išsimaudyti ir eisim pavakarot. Šitas ne mūsų. Va, šitas mūsų. Mes su tokiu vaizdu. Ir eisim palei jūrą. Čia, kur visą dieną buvom. Ir eisim pasižmonėti šiek tiek. Galbūt laikas vakarienės pavalgyti kažkur kitur. Išsimetam va šiukšles. Ir eisim pasivaikščioti. Žmonės vakaroja jau. Bet žmonės vis dar ten, va. Prašau, va. O tai gyvenimas. Dabar yra pirmasis vakaras, kai mes einam pavakarieniauti ir atsigert sangrijos. Wanda, yeah? Yes. Sangria, here we come. Mes nusipelėm sangrijos šiandien. Taigi mūsų vakarienė prasideda nuo tuna tartaro ir žinoma octopus leg. Taigi šito čiuptuvėlio. Kaip skaniai atrodo. Skanaus mums, ačiū. Marius, skanaus? Skanu? Let's go. Nu ką, chebrytė, mes va eidinėjom namo ir šnekam, kaip faina, kad jūs visi va taip mūsų laukėt ir mūsų vidosikų. Ir fainai, kad žiūrit ir palaikot ir laukėt. Ir tai va, kelsim daugiau, tai tikiuosi visi seksit. Ir va, keliausim miegoti, nes va, mūsų visa kaiminystė jau kaip ir tylumoj. Tai lipam į savo kemperį ir miegosim rytoj kelią.